girdim. Tai laba diena visiems. Džiugus matyti čia tiek daug susirinkusius ir iš tikrųjų visai prasminga ta konsultacija, derinam jos laiką neatsižvelgdami į artėjančią slaugytojų dieną, bet tiesiog taip sutapo, kad ir slaugytojų diena, ir konsultacija jums rūpimais klausimais visai šalia. Tai manau visai aktualu bus ir tuo pačiu galėsit išsiaiškinti daugumą jum rūpimų klausimų. Tai tuo aš tada pasidalinu savo prezentaciją. Ir tikrai labai kviesčiau kiek įmanoma daugiau išklausyti būtent pristatymo ir tik tai tada užduoti klausimus. Nes į pristatymą sudėta maksimali informacija, kuri jums gali būti aktuali, tai tiesiog išklausius tada tie klausimai bus tikrai ženkliai konstruktyvesni, galėsit klausti tada jau ir apie savo kažkokias individualias situacijas. Tai matot mano pasidalintą? Matosi. Taip, matosi. Tai tada pradedu ir kaip ir minėjo Urtė, tai šita viešoji konsultacija yra skirta būtent slaugytojų ir akušerių licencijuojamos veiklos priežiūrai. Tai pagrindinis akcentas, kur vis dar susilaukiam klausimų, tai licenzijos galiojimo terminas. Tai dar kartelį akcentuoju, kad licenzija galiojimo termino neturi. Tik tai tiek, kad kas 5 metus nuo licenzijos išdavimo dienos yra vykdoma licencijuojamos veiklos priežiūra. Ir tie 5 metai yra skaičiuojami būtent nuo licenzijos išdavimo dienos ir įtakos tam, kada atlikta prieš tai buvusi licencijuojamos veiklos priežiūra, kada stabdyta arba atnaujinta licenzija, įtakos tam neturi. Tai jeigu, pavyzdžiui, jums licenzija yra išduota 2021 metų birželio 25 dieną, tai dokumentus licencijuojamos veiklos priežiūrai vėliausiai reikia pateikti 1 mėnesis plus tie 5 metai. Tai reikėtų pateikti iki 26 metų Liepos 25 dienos, o atsiskaitomasis laikotarpis, kuris bus vertinamas, bus nuo 21 metų birželio 25 dienos iki 26 metų birželio 25 dienos. Tai yra tas penkmetis, tas laikotarpis, kuris yra vertinamas ir kurio vertinama tiek kvalifikacijos tobulinimas, apie ką vėliau žiūrėsiu, tiek darbo stažas. Ir kitas terminas, kaip pavyzdys, sukaks jau 2031 metų birželio 25 dieną ir tam įtakos neturės, nei kada buvo įvykdyta jūsų paskutinė priežiūra, nei jeigu dėl vienokių ir kitokių priežasčių licencija bus sustabdyta ir po to atnaujinta. Tai pagrindinė informacija yra ta, kad licencija galiojimo termino neturi ir tikrai nereikia bijoti, kad nesulaukiam daug skambučių ir klausimų, kad mano licencija baigėsi tada ir tada. Licencija nesibaigia, o tiesiog ateina licencijuojamos veiklos priežiūros terminas. Ir pagrindinė jūsų visų užduotis tai yra laiku pateikti dokumentus būtent licencijuojamos veiklos priežiūrai. Tai šiuo metu, visus šituos metus, dokumentai yra teikiami, kaip ir buvo anksčiau, per elektroninių paslaugų portalą LICREC. Tas, kas jau gana senai turit licencijas, ne pirma ta priežiūra ateina, tai žinot, tai bent jau pranešimas apie licencijuojamos veiklos priežiūrą
būtinas pateikti būtent prisijungus prie licencijavimo portalo ir užpildžius pranešimą licenzijuojamos veiklos priežiūrai. Vėliau kalbėsiu apie santykį Licrego ir kompetencijų naujai atsiradusios platformos ir tikrai pristatysiu ir pačią kompetencijų platformą, kad būtų aiškiau. Tai pagrindiniai dokumentai, kurie yra reikalingi licenzijuojamos veiklos priežiūrai, tai yra kvalifikacijos tobulinimosi dokumentai ir darbo stažą įrodantis dokumentai. Ir nei valstybinė rinkliava nėra imama už licenzijuojamos veiklos priežiūrą, taip pat nereikia teikti ir medicininio pažymėjimo. Jūsų sveikatos būklė jau gavus licenciją tampa jūsų darbdavio atsakomybė, tai yra vykdomi tiek nustatyti patikrinimai, kurie yra reikalingi dirbančiam asmeniui. Kvalifikacijos tobulinimas. Tai, kaip ir minėjau, iki 2025 metų gauti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai gali būti sukelti tiek į kompetencijų platformą, tiek gali būti pateikti į Licreg kartu su pranešimu. Tai yra, kaip žinote, kad pradėjus nuo 2025 metų veikti kompetencijų platformai, tie pažymėjimai, kurių kvalifikacijos tobulinimo renginiuose dalyvavote 2025-2026 metais, tai rengėjai jau turėjo pareigą ir duomenis apie jūsų dalyvavimą teikė į kompetencijų platformą. Jūsų turimi pažymėjimai gauti iki 2025 metų gali būti pateikti jūsų pačių, jau prisijungus prie kompetencijų platformos ir pateikus tuos pažymėjimus, suvedus duomenis ir pateikus tuos pažymėjimus į kompetencijų platformą. Jeigu kažkam nepatogu, baugu dar teikti į kompetencijų platformą, tuos pažymėjimus, kaip ir anksčiau, nuskanuotus, nufotografuotus, galima teikti ir į Licreg kartu su pranešimu licenzijuojamos veiklos priežiūrai. Ir kalbant apie kompetencijų platformą, tai tikrai labai nuoširdžiai prašome kelti tik svarbiausius ir būtent su jūsų profesinė veikla susijusius pažymėjimus reikalingus licenzijuojamos veiklos priežiūrai, tačiau ne visus turimus pažymėjimus, nes didelis krūvis tiek jums juos sukelti, nes kelti reikia kiekvieną pažymėjimą atskirai ir supildyti atitinkamus reikalaujamus duomenis apie praeitą kvalifikacijos tobulinimą. Tiek tas krūvis yra ir mūsų specialistams, nes kiekvienas pažymėjimas turi būti peržiūrimas ir patvirtintas. Ar jis tinkamas, ar tinkamai suvesti duomenys, ar tinkamai išdėliotos kvalifikacijos valandos ir taip toliau. Tai prašyčiau teikti tik tuos būtiniausius ir susijusius būtent su to laikotarpio kvalifikacijos licenzijuojamos veiklos priežiūra. Ir taip pat akcentas, kad jeigu jūsų kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai yra jau pateikti, sukelti į kompetencijų platformą, nes Vilniaus universitetas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas kai kuriuos pažymėjimus per tiesioginės integracijos būdu pateikė ir iš ankstesnių laikotarpių, tai nei skanuotų, nei fotografuotų, nei suformuotų pažymėjimų išrašų iš kompetencijų platformos jau nereikia teikti Licregą. Tai yra pažymėjimai neturėtų būti dubliuojami. Jeigu jie yra kompetencijų platformoje, tai mes juos visus matome ir vertiname. Jeigu jų nėra kompetencijų platformoje ir jūs papildomų jų nenorite ar negalite ten pateikti, tai tada juos teikiate į Licreg sistemą. Ir taip pat sulaukiam daug klausimų, tai būtent į kompetencijų platformą pateikti pažymėjimai
yra ir bus pradėti vertinti tik tada, kai asmuo pateiks pranešimą licencijuojamos veiklos priežiūrai ir jis eilės tvarka bus pradėtas nagrinėti priežiūrą vykdančio specialisto. Tai pateikėte per LICREC pranešimą licencijuojamos veiklos priežiūrai, pasižiūrite, kokie pažymėjimai yra kompetencijų platformoje, jeigu turite papildomų, pateikite arba kompetencijų platformoje, arba LICREC ir tada ramiai laukite, kol specialistas įvertins jūsų visus pateiktus duomenis. Nes licencija tuo metu nėra nei stabdoma, nei baigiamasis jos galiojimas ir suprantu, kad konsultaciją klauso ne tik patys slaugytojai, bet ir jų darbdaviai arba jų atstovai. Tai ir jums žinutė, kad tai, kad atėjo terminas licencijuojamos veiklos priežiūrai, tai neturi būti iš karto atsirasti tos priežiūros įvykdymo data. Licenzija yra neterminuota ir tol, kol tarnyba jos nesustabdo, tol jinai yra galiojanti ir žmogus gali dirbti. Tiesiog darbdavio prašoma pasitikslinti, ar asmuo, jeigu matot, kad ta priežiūra nėra dar įvykdyta, tiesiog pasitikslinti, ar asmuo pateikė dokumentus licencijuojamos veiklos priežiūrai. Nes tikrai sulaukiam nemažai skambučių, kai asmenys yra pateikę ir tie dokumentai yra vertinami, nes būna tie penkmečiai, kada paraiškų būna labai daug, tūkstančiais, tai ir jie prašo, sako, man darbdavys liepia kuo greičiau susitvarkyti, nes aš negalėsiu dirbti. Tai taip tikrai nėra. Ir kol licencija yra galiojanti, tol asmuo gali verstis tą praktiką. Toliau kalbant apie kvalifikacijos tobulinimą, tai matyt dauguma jau labai gerai žinot, kad tiek slaugytojų, tiek akušerių profesinės kvalifikacijos privalomojo tobulinimo trukmė yra ne mažiau kaip 60 valandų kas 5 metai. Niekas yra nepasikeitę ir vienintelė privaloma tikslinė programa yra pirmoji medicinos pagalba, kurią turi sudaryti ne mažiau kaip 8 valandos, iš kurių 4 valandos turi būti skirtos praktiniams užsiėmimams tobulinti ir minėtą programą reikia baigti 1 kartą kas 5 metus. Tai kiekvienam penkmečiui reikia atnaujinti žinias ir išklausyti būtent tikslinę programą pirmoji medicinos pagalba. Pabaigta programa ar kursai pavadinimu pirmoji pagalba bei gauti žinių atestavimo pažymėjimai yra neįskaitomi, nes pirmoji pagalba ir pirmoji medicinos pagalba yra skirtingi tobulinimaisi. Pirmoji pagalba yra skirta visiems darbuotojams, jinai yra skirta ir, sakysim, vairuotojams ir labai dideliai grupiai asmenų. O pirmoji medicinos pagalba tai yra būtent ta tikslinė programa, kuri yra skirta sveikatos priežiūros specialistams. Tai tikrai susilaukiam daug pažymėjimų tiek pirmosios pagalbos išklausytų, tiek žinių atestavimo. Tai norisi dar kartelį akcentuoti, kad nei vienas iš šių pažymėjimų yra neįskaitomas ir neprilyginamas pirmai medicinos pagalbai. Ir būtent ieškant tikslinės programos kompetencijų platformoje svarbu nepraleisti būtent žodžio medicinos ir ieškoti pagal tikslų jos pavadinimą. Ir dabar pereisiu prie procentų ir prie kompetencijų grupių, kas irgi daugam kelia vis dar daug klausimų. Tai kaip žinot, jau keletas metų yra nauja tvarka, kai yra išskirtos 3 kompetencijų grupės, kuriuose kiekvienas sveikatos priežiūros specialistas turi tobulinti savo kompetencijas. Tai yra klinikinės specialybinės kompetencijos, kurių turi sudaryti ne mažiau kaip 60%, tai sudaro
slaugytojom ir akušeriam ne mažiau kaip 36 valandas. Ir privalomos yra bendrosios neklinikinės, nespecialybinės kompetencijos, kurių turi sudaryti ne mažiau kaip 10%, tai yra 6 valandos. Ir trečioji grupė, kuri yra iš dalies neprivaloma, tai yra bendrosios klinikinės specialybinės kompetencijos ir jų gali būti 30%, tačiau jau čia yra specialisto pasirinkimas ir, sakysim, visi 90% gali sudaryti ir klinikinės specialybinės kompetencijos. Tai privalomumas yra tik tai 60% klinikinių kompetencijų specialybinių ir 10% bendrųjų neklinikinių nespecialybinių kompetencijų. Kalbant apie bendrasias neklinikinės nespecialybinės kompetencijas, pažymėtina, kad teisės akte šiom kompetencijom priskirtų temų sąrašas yra patvirtintas kaip baigtinis. Tai jom yra priskiriama socialinės emocinės kompetencijos, konfliktų valdymas, vadyba, lyderystė, komandinis darbas, etika, teisė, tyrimų metodika ir korupcijos prevencija. Tai visos kitos temos, kurios neišvardintos ir nenurodytos teisės akte, nėra įskaitomos. Tai pavyzdžiui, tokios kaip kalbų mokymasis, kibernetinė sauga, pilietinis pasipriešinimas ir panašios, jos prie bendrųjų neklinikinių, nespecialybinių kompetencijų yra nepriskiriamos. Tai šitos temos yra Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintos, sąrašas yra baigtinis. Ir reikėtų vadovautis būtent išvardintų sąrašų ir išvardintomis kompetencijomis. Daugam kyla klausimų, kaip priskirti vieną ar kitą pažymėjimą ir jame gautas valandas prie būtent šitų atsiradusių kompetencijų grupių, nes dabar jau kompetencijų platformoje išduodant elektroninius pažymėjimus visur yra jau organizatorius turi pareigą nurodyti, kokiose kompetencijose, kiek valandų dalyvis tobulinosi. Tai tie pažymėjimai, kurie buvo išduoti iki patvirtinant šitas grupės, tai mes esame nustatę taip, kad jeigu tobulinimosi renginyje ir pažymėjime pačiame yra nurodyta tikslinė grupė, tai pavyzdžiui, jeigu tam pažymėjime nurodyta, kad tas kvalifikacijos tobulinimo renginys buvo skirtas slaugytojams, tai visos to pažymėjimo valandos yra priskiriamos klinikinėms specialybinėms kompetencijoms. Nebent jau tada būtų nurodyta, kad kažkokios temos buvo skirtos kažkam tai kitam. Prie bendrųjų klinikinių specialybinių kompetencijų yra priskiriama kitos profesinės kvalifikacijos, nei nurodyta tikslinė grupė renginėje dalyvavusiam specialistui valandos. Tai yra, pavyzdžiui, jeigu slaugytojas sudalyvaus renginyje, kuris bus skirtas tik gydytojams arba skirtas tik farmacijos specialistams, nežinau, dar kažkam tai, bet toj tiksliniai grupiai nebus nurodyta slaugytoja, tai to renginio valandos bus užskaitytos jai kaip bendrosios klinikinės specialybinės valandos ir jos taip pat pateks į licencijuojamos veiklos priežiūrą ir tokių valandų galės būti 30%. Ir kaip jau minėjau, bendrosios neklinikinės nespecialybinės, tai būtent vertinamos pagal kvalifikacijos tobulinimo temą, tai etika, teisė, mokslinių tyrimų metodika, socialinės emocinės kompetencijos ir visa tai, kas jau buvo išvardinta,
tai pagal, sakysim, pažymėjimą, jeigu kad ir tas pažymėjimas ir buvo skirtas slaugytojom, bet matom, kad tos temos atitinka būtent šitą sąrašą ir specialistui reikia ir neturi jisai kitokių tų bendrųjų neklinikinių, nespecialybinių, tai tas 6 valandas ir užskaitysime kaip bendrasias neklinikinės nespecialybinės. Taip pat plačiau apie būtent kvalifikacijos tobulinimo įskaitymą, tai matyt visi žino, kad įskaitomos tik teisės aktų reikalavimus atitinkančios tobulinimosi programos, kurios yra suderintos su Sveikatos apsaugos ministerija ir šiuo metu visas sąrašas skelbiamas kompetencijų platformoje. Tai anksčiau jos buvo skelbiamos meta sistemoje, dabar visos suderintos su Sveikatos apsaugos ministerija programos tiek mokymo institucijų, tiek kvalifikacijos tobulinimo organizatorių programos yra skelbiamos kompetencijų platformoje. Taip pat kompetencijų platformoje prie renginių jau yra skelbiami ir vienkartiniai renginiai, tai yra konferencijos. Tai vėliau pristatant kompetencijų platformą bus vaizdžiai pavaizduota, bet tiesiog paminėsiu, kad yra derinamos programos ir didžioji dalis programų yra derinama 5 metam ir tada iš tų programų yra organizuojami renginiai ir taip pat duomenys apie renginio datą, laiką yra teikiama būtent kompetencijų platformoje ir specialistas prisijungęs prie kompetencijų platformos gali išsifiltruoti ir pasirinkti, pasiieškoti jį dominančių renginių, dominančių metu ir panašiai. Tai, kaip ir minėjau, suderintomis laikomos ir tobulinimo programos, kurias vykdo atitinkamus sveikatos specialistus rengianti ir atitinkamą kvalifikaciją suteikianti švietimo institucija. Tai, sakysim, slaugytojų, akušerių atžvilgių būtų kolegijos, universitetai. Tai šios institucijos teisės aktų nustatyta tvarka programų derinti neturi, tai yra jos neina per derinimo komisiją, tačiau vis tiek jos turi atsirasti vienokiu ir kitokiu būdu kompetencijų platformoje. Tai universitetai kaip didelės švietimo institucijos, jos turi tiesioginės integracijas su kompetencijų platforma ir visas programas perduoda. Tuo tarpu kiti organizatoriai, tokie kaip kolegijos, jos turėtų teikti tas programas per kompetencijų platformą derinimui ir tiesiog tos programos yra suderinamos automatiniu būdu, neinant per komisiją. Ir kaip ir minėjau, dar kartelį akcentuoju, kad sveikatos žinių atestavimo bei sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimai nėra įskaitomi kaip profesinės kvalifikacijos tobulinimas. Ir taip pat žinojimui, nes tų klausimų irgi kyla, tai kad tobulinimasis tiek ES valstybės narėse, Šveicarijos, Jungtinės karalystės, valstybėse pasirašusiose Europos ekonominės erdvės susitarimus yra užskaitomas ir būtent užskaitomas tas tobulinimasis, kurį organizuoja tos šalies formalios švietimo įstaigos, rengiančios atitinkamus specialistus, tai gali būti ir universitetai, kolegijos. Taip pat tų įstaigų mokymo bazės, nes šalis yra labai skirtingos, tai gali būti ir ligoniniai organizuotas renginys ir jis bus tikrai užskaitytas. Taip pat tos šalies kompetitingos institucijos organizuojami renginiai ir taip pat šalių tobulinimo, šalių profesinių draugijų, asociacijų arba tarptautinių profesinių draugijų organizuoti renginiai taip pat yra pilnai užskaitomi.
Ir užskaitomas renginys ne tik ES šalių, bet ir ne ES valstybių narių, tai yra trečiųjų šalių vadinamų tobulinimasis, būtent atliktas tų šalių formalio švietimo įstaigose rengiančiose atitinkamus specialistus. Dabar trumpai apie darbo stažą, o vėliau dar pakalbėsiu ir apie kvalifikacinių valandų įskaitymą. Tai darbo stažas reikalingas, kaip žinot, ne mažiau kaip 3 metai per paskutinius 5 metus. Ir dabar kokie metai gal atsirado ir nauja nuostata, kurią papildėm būtent slaugytojų ir akušerių licencijavimo taisyklės, jas suvienodinant su kitais specialistais. Tai gali būti ne mažiau kaip 3 metai per paskutinius 5 metus, bet taip pat gali būti ir paskutiniai pilni išdirbti 2 metai. Šitos nuostatos anksčiau slaugytojam ir akušeriam nebuvo, dabar jinai atsirado. Tai yra laikoma taip, kad pavyzdžiui, jeigu jūs licenciją gavote 2021 m. birželio 25 dieną, tai ir kažkurį laikotarpį, sakysim, slaugytoja nedirbote, tai jeigu jūs išdirbsite pilnus paskutinius 2 metus, būtent per tą atsiskaitomąjį laikotarpį, tai jums darbo stažas taip pat bus užskaitytas. Tik tai tiek, kad tie 2 metai turi būti pilni ir turi būti būtent patekti į atsiskaitomąjį laikotarpį. Tai šituo atveju, pavyzdžiui, jeigu licencija yra gauta 2021 m. birželio 25 dieną, tai pilni paskutiniai 2 metai būtų laikotarpis nuo 24 metų birželio 25 dienos iki 26 metų birželio 25 dienos. Ir nebūtų užskaitoma, sakysim, jeigu asmuo pradėjo dirbti tik kokį 24 metų rugsėjį arba spalį ir jisai dokumentus pateikė ir sako, va, aš dar padirbsiu 2-3 mėnesius ir man susidarys tie 2 metai paskutiniai, bet vertinama būtent atsiskaitomasis laikotarpis. Ir būtent negalint patvirtinti nurodytos praktikos, tai yra arba 3 metų per 5 metus, arba paskutinių 2 metų, tai reikia pateikti papildomai 100 valandų trukmės slaugytojo profesinės kvalifikacijos tobulinimą patvirtinančius dokumentus. Tai jeigu stažo slaugytojo arba akušerė negali patvirtinti, tada jai automatiškai iškyla pareiga pateikti ne 60 valandų, o 160 valandų. Ir įskaitoma darbo stažas, tai yra profesinė praktika, tik asmens sveikatos priežiūros įstaigoje turinčio licenciją teikti atitinkamas paslaugas, kurių teikime dalyvauja slaugytoja ir akušerė. Tai yra, gali būti ta pati slaugos praktika, tai yra visos paslaugos, į kurių komandos teikimą įeina slaugytoja. Ir būtent praktika dirbant įstaigoje neturinčioje licencijos yra neįskaitoma. Tai slaugytojų, akušerių atžvilgių tai dažniausiai būna mokyklos, visuomenės sveikatos biurai, kurie neturi, mažiau, bet retkarčiais pasitaiko globos įstaigos, kurios neturi, nesusitvarkė ir neišsiėmė licencijos būtent asmens sveikatos priežiūros. Tai tokia praktika yra neįskaitoma. Ir vaiko priežiūros atostogų laikotarpis įsiskaito į teisėtą asmens sveikatos priežiūros specialisto, tai yra slaugytojo, akušerio darbo praktiką, jeigu jų asmuo išėjo būdamas darbiniuose santykiuose, tai yra dirbdamas slaugytoju, akušeriu, išėjo vaiko priežiūros atostogos, tai tas laikotarpis, kiek jisai bus vaiko priežiūros atostogose, jam įsiskaito į darbo stažą.
Taip, tada darbovietės keitimas darbo stažo įrodymui įtakos neturi. Tai yra, jeigu asmuo per atsiskaitomą 5 metų laikotarpį keitė darbovietes, tai viskas yra tvarkoj, tiesiog reikės pateikti iš visų tų darboviečių pažymas, kad įrodytų tuos 3 metus per paskutinius 5 metus arba paskutinius 2 metus. Tai čia jau specialistas gali pasirinkti. Iš visų jo darboviečių mum pažymų nereikia, reikia tiesiog specialisto nuožiūra, kad būtų patvirtinti tie 3 arba 2 metai. Tai gali būti, jeigu jis dirbo ir 5 darbovietėse, bet pažymos iš 2 darboviečių patvirtina, tai pilnai užtenka ir tų 2 darboviečių. Ir darbo stažo įrodymui įtakos taip pat neturi šiuo metu darbo krūvis, tai mes nevertiname, ar specialistas dirba visu etatu ar pusę etato. Šiuo metu įvertiname, kad jisai dirba būtent asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir pagal slaugytojo profesinę kvalifikaciją ir slaugytojo pareigose. Daug klausimų kyla dėl slaugos administratorių darbo stažo užskaitimo. Tai darbo stažas yra užskaitomas tik tuo atveju, jeigu jo būtent slaugos administratoriaus pareigybė yra nurodyta, kad į jo pareigas įeina ir bendrosios praktikos slaugytojo paslaugų teikimas pagal medicinos normą, arba šalia savo administratoriaus pareigų asmuo verčiasi ir slaugytojo veiklą. Ir jeigu pirmiau minėtų sąlygų slaugos administratorius neatitinka, tai tada jam irgi reikia pateikti papildomai 100 valandų kvalifikacijos tobulinimą. Dokumentų patvirtinančių asmens sveikatos priežiūros praktiką laikytina darbdavio išduota pažyma, kurioje nurodyta nuo kada iki kada, kokiu juridiniu pagrindu, pagal kokią profesinę kvalifikaciją dirba ar dirba pareiškėjas. Ir jeigu darbdavio pažyma yra pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu, tuomet taip pat reikia pateikti elektroninio dokumento nuorašą, tai yra metaduomenys. Ir darbdavio pažymos teikti nereikia, jeigu duomenys apie asmens praktikinę veiklą yra suvesti į kompetencijų platformą. Tai šitos duomenys suvesti gali tik darbdavys ar jo įgaliotas asmuo. Ir vėliau parodysiu vaizdžiai ir pristatysiu, kad kompetencijų platformoje yra matomi dvejopi įdarbinimo duomenys, tai yra vieni ateina iš Sodros, o jau įėjus į Sodros duomenys turėtų būti matyti darbdavio suvesti duomenys ir būtent tie darbdavio suvesti duomenys yra vertinami. Nes iš Sodros atėję duomenys mes gauname juos tiesioginės integracijos būdu ir ten mes matome tik tai, kad asmuo yra dirbantis, tačiau negalime matyti, kuo jisai dirba, kokiose pareigose, o tai yra būtent licencijuojamos veiklos priežiūrai labai svarbu. Ir pažymėtina, kad buvusių darboviečių darbdaviai prieigos prie kompetencijos platformos paskyrų neturi ir duomenų suvesti negali ir negalės. Duomenys gali suvesti tik tai dabartinis jūsų darbdavys, tai yra tas darbdavys, kurio įstaigoje jūs dabar dirbate aktyviai. Kol darbinimo laikotarpis yra neuždarytas, tai tol darbdavys gali tuos duomenis suvesti. Tai jeigu jūs keitė darbovietės, tai ir pavyzdžiui vieno darbdavio duomenys suvesti į kompetencijų platformą, tai jums reikės pažymų iš kitų darboviečių, kuriuose jūs dirbote anksčiau. Ir tos pažymos turi būti teikiamos ne į kompetencijų platformą, bet į LICREX sistemą. Ir taip pat ypač tarp slaugytojų pasitaiko tikrai daug atvejų, kai jos dirba ir ne tik Lietuvoje, bet ir užsieny ir tęsiasi licenzijas Lietuvoje.
Tai būtent slaugos praktikos teisėtumui užsienyje patvirtinti būtina pateikti tiek darbdavio pažymą, tiek tos šalies kompetentingosios institucijos ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių išduotą pažymą, patvirtinančią, kad asmuo toje šalyje įgijo teisę dirbti slaugytojais, tai yra buvo ten registruotas ar licencijuotas ir šią teisę turėjo visą praktikos laikotarpį. Tai ta pažyma, jeigu angliškai, tai yra vadinama Certificate of Past Good Standing arba būtent geros praktikos pažyma. Tai reikalinga ne tik darbdavio pažyma užsienyje dirbant, bet ir kompetentingos institucijos pažyma apie gerąją praktiką. Ir trumpai apie valandų įskaitymą. Tai paprastai pažymėjimuose būna nurodyta renginio trukmė ir kiek valandų tas renginys suteikia. Tačiau tais atvejais, kai pažymėjime nenurodomos valandos, tai vienos dienos renginys yra prilyginamas 6 valandom. Taip pat kaip kvalifikacijos tobulinimo renginiai yra priskiriama ir tobulinimo programos arba pranešimo parengimas. Tai matyt žinot, kad yra prie kvalifikacijos tobulinimo rūšių yra priskiriama ne tik tie kvalifikacijos tobulinimai, kurie gaunami būtent renginių metu, bet yra ir tobulinimasis, kuris nėra patvirtinamas būtent organizatorių išduodamais pažymėjimais. Būtent vienas iš tokių tai yra būtent skaitomas 1 valandos trukmės, sakysim, paskaita arba pranešimas, parengimas yra prilyginamas 8 valandom. Ir šitoj vietoj norėčiau atkreipti dėmesį, kad kaip kvalifikacijos tobulinimas yra užskaitomas ne pačio pranešimo skaitimas, bet būtent jo parengimas. Tai jeigu pranešimą parengs vienas žmogus, o skaitys kitas, tai valandos turėtų atitekti būtent pranešimą rengusiam asmeniui, o jeigu jį rengia keli asmenys, tai tos valandos turėtų dalintis iš tų asmenų rengusių asmenų skaičiaus. Taip pat kvalifikacijos tobulinimui skirtų praktinių užsiėmimų 1 valandos tobulinimo programos parengimas yra prilyginamas 2 valandom. CMA kreditai būna dažnai pažymėti ant užsienyje praeitų kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimų, tai prilyginami taip pat 1 valandai ir vienas studijų kreditas, kai yra teikiamos būtent studijų arba diplomai su jų priedais arba akademinės pažymos apie papildomai dar baigtas studijas, tai vienas studijų kreditas prilyginamas 26,6 valandom. Ir detalūs valandų prilyginimo duomenys yra apibrėžti, kaip žinot, sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkoje. Tai populiariai mūsų bent jau vadinamas 132 įsakymas, kuriame yra išvardinta tiek visos kvalifikacijos tobulinimosi formos, tiek jų prilyginimas valandom, tiek kaip turėtų būti įforminami tie kvalifikacijos tobulinimo būdai, kurie nėra patvirtinami būtent pažymėjimais. Taip pat tokiai gal bendrai žiniai, nors slaugytojams tai yra aktualu, nes slaugytojos tikrai daug mokosi ir pabaigusios, sakysim, kolegijas, vėliau tikrai stoja ir baigia universitetus ir bakalaurą, magistrantūrą, įvairias kitas studijas. Tai būtent tos studijos, kurios yra tos pačios krypties,
kaip ir asmens įgyta profesinė kvalifikacija, tiek kolegijoje, tiek universitete patvirtina būtent jo kvalifikacijos tobulinimą ir gali būti teikiama kaip kvalifikacijos tobulinimo įrodymas. Tai tokiam patvirtinimui prašoma pateikti arba diplomo priedėlį, arba jeigu studijos dar nėra baigtos, tai gali būti pateikiama išduota akademinė pažyma. Ir taip akademinėje pažymoje šiuo metu yra prašoma, kad būtent mokymo institucija nurodytų, ar studijų metu buvo išklausyti dalykai priskirti ne klinikinių, ne specialybinių kompetencijų grupiai. Ir jeigu taip, tai kiek valandų ir kuriuo laikotarpiu. Taip pat kaip kvalifikacijos tobulinimas užskaitomas savišvietos būdu atliktas tobulinimasis, tai mentorystė, intervizijos, informacijos paieška ir skaitimas elektroninėje mokslo duomenų bazėje up to date. Tačiau savišvietos būdu atliktas tobulinimas gali būti, jo užskaitoma ir gali būti ne daugiau kaip 10%. Čia įdėjau skaidrę, gal kažkam bus aktualu, tai teisės akte yra įvardinta, kaip yra užskaitomi būtent moksliniai pranešimai. Dėmesys yra skiriamas į ar skiriami ar neskiriami CMA kreditai už būtent tą mokslinį pranešimą arba paskelbtas tezes. Ir taip pat kaip įskaitoma valandom būtent mokslinių straipsnių mokslo žurnale publikavimas. Tai yra vertinama būtent cituojamasis rodiklis ir pagal tai yra skiriamos valandos. Ir visą šią informaciją, būtent kas yra išvardinta mano minėtam 132 įsakyme, tai jūs galite rasti būtent mūsų skiltyje, jeigu nueisite meniu, veiklos sritys ir specialistų licencijavimas ir spaudo numeriai. Ir pati pirma tema bus apie tobulinimosi tvarką. Tai čia galite rasti tiek lenteles mūsų susistemintas, kokie kvalifikacijos tobulinimo formos, kokios kvalifikacijos tobulinimo formos, kiek ir kaip užskaitomos, taip pat ir apie įforminimo dokumentus, kas tuose dokumentuose gali būti. Tai kam įdomu, aktualu, ta smulkesnė informacija, tikrai labai kviečiu prisijungti ir pasižiūrėti. Tai vat būtent matau, kad klausia kažkas, kad kaip pateikti savišvietos valandas, tai prisijungę rasite lentelę ir ten bus nurodyta, kaip pateikti. Savišvietos būdu galiu pasakyti, kad kaip ir minėjau skaidrėje, tai savišvietos būdu yra tik tai būtent informacijos paieška ir skaitimas elektroninėje mokslo duomenų bazėje, jeigu ieškant informacijos, o kaip įforminti mentorystę ir intervizijas, tai būtent prisijungus, aš jau šitą pranešimą nedėjau, yra konkrečios lentelės su nurodyta konkrečia informacija, kas pažymoje turi būti pateikta. Tai savišvieta yra mentorystė, intervizija ir informacijos paieška up to date bazėje. Ir toliau, ką jau ir buvau minėjus, bet dar kartelį labai trumpai pakartosiu, tai visa kaip vykdoma ta licencijuojamos veiklos priežiūra, tai kaip ir minėjau, asmuo turi pateikti pranešimą ir atitinkamus dokumentus, ir būtent vertinama licencijos turėtojų pateikti dokumentai. Jeigu pateikti ne visi dokumentai ar netinkamai forminti dokumentai,
tada asmeniui yra skiriama 90 kalendorinių dienų terminas trūkumams pašalinti. Ir per šį terminą, nepateikus trūkstamų dokumentų, tarnyba turi teisę sustabdyti licencijos galiojimą. Tai apie nustatytus trūkumus paprastai informuojame elektroniniu paštu, todėl pateikus paraišką tikrai labai prašome kantriai laukti, kol bus tie dokumentai įvertinti. Ir gavę elektroninį laišką, jau tada galite matyti, kas jūsų dokumentus vertina ir kontaktuoti būtent su tuo asmeniu, kuris jums parašė elektroninį laišką, nurodydamas trūkumus, jeigu kažkas yra neaišku. Jeigu trūkumų būna labai daug, tai būna tokiu atveju, kad neprisikabina dokumentai, nepasiteikia ir tarsi manoma ar daroma prielaida, kad nėra tų. Tai retais atvejais iš karto siunčiamas raštas, bet visa informacija vis tiek ateina į elektroninį jūsų paštą. Tai dar vienas pastebėjimas, kad teikiant LICREC pranešimą licenzijuojamos veiklos priežiūrai, labai prašome pasitikrinti duomenis, ar teisingai LICREC sistemoje yra nurodytas jūsų elektroninis paštas, kad po to nebūtų problemų, nes bendraujama ir informacija siunčiama elektroniniu paštu, jeigu jis yra klaidingas, tai automatiškai informacija jūsų nepasieks. Ir apie atliktą licenzijuojamos veiklos priežiūrą taip pat informaciją gausite elektroniniu paštu. Šita funkcija kažkurį laiką buvo sutrikusi LICREC, bet šiuo metu atstatyta ir pranešimai yra siunčiami. Ir labai trumpai pereinant į kompetencijų platformos skiltį, tai būtent apie teisę užsiimti specializuotą slaugos praktiką. Tai nėra visiškai susiję su licenzijuojama veiklos priežiūra, bet klausimų irgi kyla. Tai tiesiog noriu akcentuoti ir paaiškinti, gal kas nežino, tai kad būtent specializuota slaugos praktika užsiimti teisę suteikia galiojanti bendrosios praktikos licencija ir turimas baigtos specializacijos pažymėjimas. Ir jokie papildomi įrašai ar nauja licencija yra neišduodama. Tai yra nesikeičia licencijos statusas į operacinę slaugytoją, anestezijos intensyvios terapijos slaugytoją ir psichikos sveikatos slaugytoją. Licencija vis tiek išlieka ta pati bendrosios praktikos licencija, tiesiog žmogus su specializacijos pažymėjimu įgyja teisę verstis būtent specializuotą slaugos praktiką. Ir jau tie duomenys pagal kokioje pareigybėje, nes būtent specializuota slaugos praktika jau yra priskiriama pareigoms, tai kokioje pareigybėje specialistas dirba, jau turėtų atsispindėti kompetencijų platformoje suvedus duomenys. Tai būtų, vėliau irgi parodysiu, būtų nurodyta, kad asmuo dirba pagal bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją, tačiau užima, pavyzdžiui, anestezijos ir intensyvios terapijos slaugytojo pareigas ar psichikos sveikatos slaugytojo pareigas. Ir dabar diegiant kompetencijų platformą buvo įdiegtas funkcionalumas, kad galima būtų atsekti, kurie specialistai yra įgiję tas specializacijas ir kompetencijas būtent teikti. Tai kompetencijų platformoje yra skiltis kaip papildomos kompetencijos ir ten prisijungus ir pateikus pažymėjimą, tos papildomos kompetencijos yra patvirtinamos. Tai būtent įrašas, kad asmuo baigė specializaciją ir įgijo teisę verstis būtent operacinės slaugos, anestezijos intensyvios slaugos, psichikos sveikatos slaugos ar kita specializacija. Tai
tie specialistai tikrai kviestumėm ir prašytumėm, kad tie specialistai, kurie tas specializacijas yra įgyję pakankamai senai, bet jomis verčiasi, kad esant progai prisijungtų prie kompetencijų platformos ir tuos duomenis pateiktų, nes tai yra aktualu ir jūsų darbdaviam, ir mūsų institucijos specialistams, kurie vertina pateiktus dokumentus, tai ir tiesiog tai būtų jau kaupiamoji ta informacija apie jūsų įgytas kompetencijas. Ir labai trumpai irgi apie išplėstinės praktikos slaugytojas. Tai būtent slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatyme yra apibrėžta, kad išplėstinė slaugos praktika tai yra bendrosios praktikos slaugytojo turinčio galiojančią bendrosios slaugos praktikos licenciją veikla, ir toje bendrosios praktikos slaugos licencijoje teisės aktų nustatyta tvarka yra įrašas apie jos įgytą išplėstinės praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją. Tai remiantis tuo, nauja išplėstinės praktikos slaugytojo licencija yra neišduodama. Pagal teisės aktus traktuojama, kad asmuo turi būtent bendrosios praktikos slaugytojo licenciją ir taip pat yra įgyjęs papildomą profesinę kvalifikaciją, tai yra išplėstinės praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją. Tai kadangi LICREX sistema yra pakankamai sena ir joje atvaizduoti abiejų tų profesinių kvalifikacijų, kai buvo pradėtos rengti išplėstinės praktikos slaugytojos, nebuvo galima, tai šiuo metu yra tikslinama būtent bendrosios praktikos slaugytojo licencija ir pavadinimas keičiamas į išplėstinės praktikos slaugytojo pavadinimą. Tačiau teisiškai traktuojama, kad asmuo turi bendrosios praktikos slaugytojo licenciją su papildomu įrašu. Ir asmuo turi teisę verstis tiek bendrosios praktikos slaugytojo veikla, tiek išplėstinės praktikos slaugytojo veikla, priklausomai nuo to, į kokias pareigas yra įdarbintas asmuo. O šiuo metu vykdom būtent LICREX sistemos perkelimą į kompetencijų platformą, tai planuojama, kad jau kompetencijų platformoje atsispindės abi asmens įgytos profesinės kvalifikacijos ir tų keblumų, neaiškumų bus mažiau. Ir dabar labai trumpai, bet pereinu prie kompetencijų platformos, vaizdžiai pristatysiu pagrindinius specialistui aktualius jos funkcionalumus. Labai tikiuosi, kad dauguma iš jūsų jau buvote prisijungę ir naudojatės ją. Tai pirminis gal toks pastebėjimas, kur irgi kyla nemažai klausimų, tai yra dėl diplomų į kompetencijų platformą įkėlimo, nes tas, kas buvo prisijungę, matot, kad kiekvienas specialistas turi savo paskyrą, turi savo kaip ir nelietuviškai, bet tą vadinamą portfolio, kur kaupiami visi jo duomenys ir vienas iš duomenų yra jo išsilavinimą patvirtinantis dokumentai. Tai diplomai ir atestatai ateina į kompetencijų platformą tiesioginės integracijos būdu iš diplomų ir atestatų registro, ir į kompetencijų platformą nei specialistas, nei mes tų pažymėjimų, kurių nėra, įkelti negalime. Tai yra diplomų, atestatų į kompetencijų platformą mes įkelti negalime. Jeigu jų nėra kompetencijų platformoje ir jūs norite, kad jie ten būtų, tai jūs turėtumėte kreiptis į jūsų švietimo instituciją, kuri jums išdavė tuos diplomus, kad teiraujantis, ar yra galimybė, kad jie juos sukeltų į diplomų ir atestatų registrą.
nes dabar realiai visi diplomai, duomenys apie diplomus yra keliami. Kai kurie seni duomenys taip pat buvo suskaitmenizuoti, tačiau tikrai ne visi, dėl to ir pasigendama. Tai dar kartelį pasakysiu, kad jeigu nematote savo diplomo ar atestato kompetencijų platformoje, tai ten jisai gali atsirasti tik, jeigu švietimo institucija sukels duomenis į diplomų ir atestatų registrą. Ir pirminė informacija apie kompetencijų platformą, tai jeigu kai prisijungsit prie kompetencijų platformos, visa mokymų medžiaga tikrai labai išsami ir tiek filmuota, tiek PDF formatu gali būti rasta būtent paspaudus viršuj mygtuką pagalba. Paspaudus mygtuką pagalba atsiras ir ten galėsit matyti ir susirasti, kaip teikti pažymėjimus, kaip naudotis kompetencijų platforma, kas jinai yra tokia. Tai tikrai, kas pirmą kartą jungiasi, tai kviesčiau pasižiūrėti tą medžiagą, tikrai yra labai aktuali. Ir kaip ir minėjau, kad kompetencijų platformoje yra skelbiamos visos suderintos programos ir gali būti vykdoma paieška pagal tikrai nemažai kriterijų. Taip pat yra skelbiama būtent renginių paieška, kur jau galite ieškotis jum aktualių renginių, pasirinkę ar renginio pavadinimą, ar mokymo instituciją, ar organizatorių, ar pagal tikslinę grupę. Ir pastebėjimas, kad jeigu ieškote renginių skirtų bendrosioms neklinikinėms, nespecialybinėms kompetencijoms tobulinti, tai tada siūlytume ieškoti būtent pagal tobulinimosi kompetencijų grupę, bet ne pagal tikslinę klausytojų grupę, nes kaip ir sakiau, kad būtent tikslinė klausytojų grupė dažniausiai yra siejama būtent su klinikinėmis specialybinėmis kompetencijomis. Taip pat kompetencijų platformoje yra įdiegta sukauptų valandų skaičiuoklė ir šioje skaičiuoklėje specialistas pasirinkęs savo licenciją gali matyti atsiskaitomąjį laikotarpį, taip pat gali matyti visus ten esančius pažymėjimus, juos prasidubliuoti, pasižiūrėti pagal atitinkamas kompetencijų grupės ir noriu atkreipti dėmesį, kad dešinėje pusėje, kur yra skirtelis sukauptų valandų skaičius pagal privalomas temas, tai į šitą vietą papuola pažymėjimai aktualūs būtent asmens sveikatos priežiūros specialistams, tai yra profesinė etika ir infekcijų kontrolė, ko bendrosios praktikos slaugytojam klausyti nereikia, o būtent pirmoji medicinos pagalba yra atvaizduojama skiltyje pažymėjimai pagal tikslinės grupes. Tai apačioj galite matyti pažymėjimai pagal tikslinės programas, tai ten paspaudus jūs matysite savo pirmosios medicinos pagalbos pažymėjimą. Ir tos valandos paprastai įkrenta į bendrasias klinikinės specialybinės kompetencijas. Taip pat čia noriu kaip pavyzdį parodyti, kad netgi jeigu pateikti pažymėjimai yra dar nesuvertinti, bet jau preliminarus valandų skaičius yra matomas ir jų pasiskirstimas pagal kompetencijas taip pat yra matomas. Tai ir tas valandų pasiskirstimas yra toks, kokį suvesite jūs, bet mes peržiūrėdami tą kiekvieną pažymėjimą turime galimybę jį patikslinti
ir tada tas valandų skaičius gali keistis, bet preliminariai jūs jau galite matyti, kiek jūs valandų surinkę ir ar jums kažko trūksta ar netrūksta. Pateikus pažymėjimą, jūs to pažymėjimo ištrinti negalėsite. Mes galime jį atmesti ir taip pat galime koreguoti informaciją. Tai jeigu daugeliu atveju ta informacija yra koreguojama ir pažymėjimas yra patvirtinamas, jeigu pažymėjimas neaktualus licenzijavimui arba pateiktas neteisingai, dažnai būna, kad nesimato jo, tai tada mes galime jį atmesti, nurodant atmetimo priežastį. Ir tada jūs galėsit pateikti jį iš naujo. Čia va būtent galite matyti, kaip reikėtų pateikti būtent papildomus tuos profesinės kvalifikacijos tobulinimosi dokumentus. Viršuj yra būtent įkelti naują pažymėjimą ir įkeliant naują pažymėjimą jūs pasirenkate, dėl kokios profesinės pažymėjimų grupės jūs keliate, ar tai bus kiti tobulinimąsi patvirtinantis pažymėjimai, tai yra čia būtų tie pažymėjimai, kurie jums išduoti popieriniai arba PDF formatu arba elektroniniai, tai yra tų, kurių nėra kompetencijų platformoje. Ir antras skirsnis yra tobulinimasis, kuris nėra patvirtinamas pažymėjimais, tačiau turėtų atsirasti būtent tos akademinės pažymos apie studijas, skaityti pažymos apie rengtus pranešimus, rengtus straipsnius, dalyvautas darbo grupės ir visas kitas tas formas, kurios patvirtinamos ne kvalifikacijos tobulinimo renginiuose ir ne kvalifikacijos tobulinimo renginių išduodamais pažymėjimais. Taip pat kompetencijų platformoje yra galimybė susigeneruoti asmens turimų pažymėjimų išrašą. Tai vat, jeigu pasirinksite mano pažymėjimą ir viršuj yra sugeneruoti tą išrašą, tai jūs galite susigeneruoti tą išrašą. Tik tai dar kartelį akcentuoju, kad to išrašo tikrai į Licregą teikti nereikia, tai yra padaryta jūsų patogumui, jeigu kažkam reikėtų papildomai pateikti, kokiuose srityse, kokiuose renginiuose jūs tobulinotės. Nes kadangi dabar jau popierinių tų ar PDF-inių pažymėjimų nebeišduodama, tai būtent dėl to ir buvo padaryta šita funkcija. Ir čia priėjom būtent, ką ir minėjau, apie profesinę veiklą ir įdarbinimą. Tai viršuj galite matyti, kaip matysit vaizdą kompetencijų platformoje apie jūsų įdarbinimo duomenis ir būtent viršutinis vaizdas yra duomenų, kurie ateina iš Sodros. Tai yra visi duomenys, kurius esate dirbę nuo kada iki kada. Bet kaip ir minėjau, jeigu matote, kad tokie duomenys yra kompetencijų platformoje, tai nereiškia, kad jų pakanka licencijuojamos veiklos priežiūrai, nes tai yra būtent duomenys iš Sodros, bet čia nėra nurodyta, pagal kokią profesinę kvalifikaciją jūs dirbate ir kokiu laikotarpiu dirbate. Tai būtent kuo jūs buvote įdarbintas atitinkamų laikotarpių, turi išpildyti darbdavys. Ir būtent jau apatinėme paveikslėlyje galite matyti, kaip atrodo duomenys, kai tie duomenys yra supildyti darbdavio. Tai yra matosi pagal kokią profesinę kvalifikaciją asmuo įdarbintas, matosi kokiam skyriui jisai dirba ir matosi kokiose pareigose ir kokiu darbo krūviu netgi dirba. Tai vat būtent šitie apatiniam paveikslėlyje pateikti duomenys ir yra vertinami licencijuojamos veiklos priežiūrai ir yra aktualūs. Ir jeigu jūs prisijungę prie kompetencijų platformos matot, kad tie duomenys yra pateikti, tai jums jau tada darbdavio pažymos prašyti nebereikia. Ir čia kaip pavyzdį tiesiog dar įdėjau apatinėme paveikslėlyje, čia
seniau buvo toks vaizdas kompetencijų platformoj, dabar jis yra pasikeitęs, taip kaip pirmojoje skaidrėje, tačiau čia galite matyti, kad vat, būtent jeigu įdarbinama anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytoja, tai būtent tai atsispindi jos pareigose. Jis įdarbinama kaip profesinė kvalifikacija yra bendrosios praktikos slaugytoja, o pareigos jau yra anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytoja. Ir tai būtų tiek trumpai apie pačią licencijuojamos veiklos priežiūrą ir apie kompetencijų platformą. Ir taip pat labai kviestumėm sekti mūsų tarnybos internetinį puslapį, taip pat mūsų tarnybą tiek Facebook, tiek LinkedIn paskyroj. Paskutiniai skaidriai bus nuorodos, kur galėsite nusiskanuoti QR kodus tiek į VSPVT Facebook paskyrą, tiek į LinkedIn. Bet aš taip pat labai kviesčiau ir prenumeruoti mūsų naujienlaiškį, kadangi užsiprenumeravus naujienlaiškį, jūs tiesiog į savo elektroninį paštą gausite tas visas nuorodas, gausite informaciją apie aktualius pranešimus, būtent skelbiamus mūsų tarnybos tinklalapį, o ten tikrai stengiamės paskelbti visą tai, kas yra aktualu. Buvo skelbiama ir apie socialinių darbuotojų spaudų išdavimą, ir apskritai apie spaudų išdavimą, ir pasikeitus 132 įsakymo tvarkom buvo ne vieną kartą skelbiama visa aktuali informacija. Tai tikrai labai kviečiu sekti ir domėtis. Ir taip pat pernai metais jau pradėjo veikti mūsų konsultacijų robotukas. Tai taip pat, jeigu kyla kažkokių aktualių klausimų, tai galite naudotis juo, nes visa pagrindinė aktuali informacija, tą, ką, sakysim, aš šiandien pristačiau, arba nuorodos į mūsų interneto svetainės puslapius ir aktualią informaciją, taip galima lengviau surasti, taip pat konsultacijas vykdančių specialistų duomenys, tai galite rasti būtent paklausęs mūsų robotuko. Tai irgi labai kviečiu naudotis būtent ir juo. Ir pagrindiniai kontaktiniai duomenys, tai yra atskiras elektroninis paštas susijęs su kompetencijų platformos funkcionalumu ir naudojimu. Ir taip pat, aišku, yra mūsų specialistų licencijavimo klausimais telefonas, ir visą tą galite rašyti elektroniniu paštu. Tai būtų tiek informacijos. Ačiū labai už dėmesį ir pasidalinu nuorodą, kur mus sekti. Ir dabar tikrai kviečiu aktyviai klausti, kas dar liko neaišku, pasitikslinti, gal turit kažkokių individualių situacijų, kurias galėsim pasiaiškinti. Tai prašau kelt rankas, Urtė pamoderuos ir galėsim jums pagelbėti dar labiau susigaudyti šitoj srity. Taip, aš jau matau 4 pakeltas rankas, 3 Rasos ir 1 Olga. Tai pirmiausia, Rasai, įjungiu mikrofoną, jūs galite ir pas save įsijungti ir užduoti klausimą. Tai čia kreipiuosi į Rasą be pavardės, jeigu ką. Matau tiesiog Rasa parašyta. Nieko negirdim dar šiuo metu. Tai gal tada įjungsiu Rasai Steponavičienei mikrofoną ir laukiu jos klausimų. Aha. Aš tik primenu, kad jeigu jums įjungtas mikrofonas, jūs dar pas save įrenginyje savo kompiuteryje ar telefone irgi turite įsijungti mikrofoną ir tada galėsite užduoti klausimą. Tai Rasa Steponavičienė galite pabandyti. Ar jums pavyksta?
Mhm. Gerai, kol kas nesigirdi, tada keliaujam toliau. Oksana Misiūnienė, įjungiu jums mikrofoną ir įsijunkit pas save, ar galėsite užduoti klausimą. Labadiena, man pavyko. Taip girdim? Labai smagu, labai ačiū už vertingą informaciją ir ypatingas ačiū už tai, kad įkėlėte lentelę su valandomis, jeigu skelbiamas kažkokios straipsniai ar prezentacijos. Klausimas būtų toks, jeigu lentelėje nurodytas valandų skaičius dalinamas, pavyzdžiui, iš 3 žmonių ir gaunamas nelygus skaičius. Apvalinama taip, kaip ir matematikoje. Jeigu gaunasi, sakysim, 2,3, tai paprastai būna 2 valandos, jeigu gaunasi 2,5 ir daugiau, tai tada į 3 valandas. Labai ačiū. Ir dar noriu pasidomėti, gal čia klausimas labiau būtų apie kompetencijų platformą, nežinau, ar galiu klausti. Tai klauskit, jeigu galėsiu, atsakysiu. Keliu darbuotojų pažymėjimus į kompetencijų platformą ir įkrenta iš karto pažymėjimai į savarankiškai įkeltų pažymėjimų skiltį. Kol kas dar nepavyksta mums suderinti to kažkokio automatinio įkėlimo ir labai pergyvena žmonės, kad nevertinama žodžiu. Kiek galiu, atrašau žmonėm, bet kaip galima būtų tą procesą pagerinti, patobulinti, pagreitinti būtent iš kompetencijų platformos pusės. O jūs keliat iš kur pažymėjimus, nes šiaip specialistas turėtų pats kelti pažymėjimą? Aš keliu Santaros klinikų vardu, aš turiu tokį įgaliojimą ir darbuotojams, kurie pabaigė pirmos medicinos pagalbos kursus, įkeliu pažymėjimus į kompetencijų platformą. Bet jūs čia keliat per registruotą renginį, per kompetencijų platformą suvedant... Įkeliu kaip pažymėjimą, įkelt naują pažymėjimą, ne per renginį. Bet jūs tada, reiškia, jūs darote ne taip, kaip turėtų būti, nes, kaip ir minėjau, visi organizuojami renginiai turi būti suderinti. Tai tiek pat ir Santarų klinika turėtų teikti per kompetencijų platformą derinti jūsų pirmos medicinos pagalbos tą programą, ar jeigu tai yra vienkartinis renginys, tai kaip vienkartinį renginį turėtų teikti derinti, jis būtų patvirtintas higienos instituto ir jisai atsirastų kompetencijų platformoje kaip renginys arba kaip programa. Ir tada iš tos programos ir renginio jūs turėtumėte formuoti pažymėjimus. Tai yra, būtent kai yra kompetencijų platformoje jau renginys arba programa, suvedus dalyvavusių asmens kodus, automatiškai generuojami pažymėjimai ir tada jie atsiranda kompetencijų platformoje. O jeigu jūs vedate čia gaunasi, kad jūs vedate už specialistus, tai taip, tie pažymėjimai sukrenta kaip pačio asmens įvesti ir tada tikrai mes neturim galimybių tokiais kiekiais jungtis ir tvirtinti tų pažymėjimų, nes kaip ir sakiau, tam ir buvo sukurta ta kompetencijų platforma, kad tie pažymėjimai sukristų automatiškai, be jokių tvirtinimų. Tvirtinimas turi būti tik tai tiem, kurie arba įgijo iki 2025 metų, arba jau yra tos formos, kurios nepatvirtinamos pažymėjimais, arba žmogus tobulinusi užsienyje. Tai jūs tiesiog darote ne taip, kaip turėtų būti ir tada gaunasi tiek jum našta, tiek mum našta. Nes tvirtinti tų pažymėjimų, kurie išduoti jau 2025 metais, jų neturėtų reikėti. Tai jūs turėtumėt susisiekti su higienos institutu ir su jais
išsiaiškinti, kaip jums teikti tas programas ir kaip jas derinti ir kaip tada teikti pažymėjimus į kompetencijų platformą. Labai ačiū už atsakymą. Programa yra patvirtinta 5 metams, kaip atskirus renginius skelbti, formuoti kompetencijų platformą nėra galimybės. Tik todėl, kad organizuojama po 7-8 kartus per mėnesį, o dėl tiesiog pasidomėjau, galvoju, jūs dar kažkokių minčių turėsit. Kol kas tai viskas vyksta tik rankiniu būdu. Bet tai jūs gal galit kažkaip, tada iš tų 7-8 renginių padaryti vieną, ta data nėra taip labai aktuali, bet kad jie sukristų, nes ir dar kartą sakau, nes jūs tada darot, taip neturėtų būti, taip jau kaip ir prieštarauja teisės aktam, nes kaip ir minėjau. Arba jūs tada turit susidėlioti tuos renginius, bet vis tiek tie pažymėjimai turi sukristi kaip elektroniniai pažymėjimai, bet ne kaip tie, kuriuos mes dar turime patvirtinti. Nes kompetencijų platforma tam ir buvo kuriama, kad sumažinti tą administracinę naštą tiek specialistui, tiek mūsų institucijai. Tai jūs dabar sukeliat tą administracinę naštą, nes mūsų specialistai turės tvirtinti, kaip suprantu, 100 pažymėjimų sukeltų rankiniu būdu. Tai taip neturi būti, tai jūs dar kartelį pasikalbėkit su higienos institutu ir tada turėtumėte galvoti, kaip optimizuoti tų renginių organizavimą taip, kad galėtumėte per asmens kodus sukelti tuos pažymėjimus ir jie būtų kaip elektroniniai. Gerai, ačiū. Vyksta. Prašom. Atsakymų. Dėkui. Taip, dar pabandykime kartą, Rasa, be pavardės. Pabandykit užduoti klausimą, ar jums įsijungs mikrofonas, ar veiks. Aha. Nieko. Gerai, Rasa Steponavičienė. Irgi negirdim nieko. Gerai, tada Rokas Žilys, matau, kelia ranką. Jungiau jums mikrofoną ir galite bandyti. Sveiki, tai dėkoju už pranešimą ir aktualią ir naudingą informaciją. Ir mano klausimas būtų susijęs su kompetencijų platforma, jeigu tiksliau su profesinės veiklos duomenimis. Tai kaip ir sakėte, tie duomenys įkrenta turbūt iš Sodros ir yra nepilni. Ir aš noriu paklausti, man reiktų kreiptis į darbdavį, kad jis pateiktų tą pilną informaciją ar kažkas tokio? Taip, tai jeigu... Taip, va dabar tiesiog grįšiu prie pranešimo. Tai profesinė veikla, tai jeigu jūs prisijungiat, tai iš Sodros pateikti duomenys, va toj pirmoj lentelėje mes matom, kokioj įstaigoje jūs dirbsit ir matosi visos tos įstaigos, sakysim, jeigu jūs keitėt įstaigą, tai ir matysis, kad jūs vienoje įstaigoje dirbot nuo tada iki tada, čia matosi ir sakysim, jeigu buvot nedarbingume arba vaiko priežiūros atostogose, tėvystės būna atostogos, tai tie įrašai visi matosi. Bet jau darbdavys paspaudus būtent ant to Sodros įrašo, tada jūs įeinate į lentelę ir jau apatinis vaizdas jau čia yra darbdavio suvesta. Tai taip, jeigu jūs turėtumėte kreiptis į darbdavį arba jo įgaliotą atstovą, kad jisai tuos duomenis apie jūs suvestų. Tik tai dar tokį turiu akcentą, nes tos informacinės sistemos, jos turi derėti ir tarp ligonių kasų, ir tarp e-sveikatos, tai dabar yra šiek tiek problemų su tom įstaigom, kurios turi keletą veiklos adresų. Tai nežinau, kokio įstaigo jūs dirbat, iš tų darbdavių didžiųjų įstaigų, kurie turi keletą veiklos adresų, mes aktyviai neprašom, kad jie suvestų duomenis apie darbuotojus,
nes yra problemų su tų duomenų ten keliavimu su ligonių kasom, Sveidra, e-sveikata, kurios dabar yra sprendžiamos. Yra susijęs su išankstinė pacientų registracija ir su visokiais kitokiais dalykais. Bet jeigu jūs dirbat mažesnėje įstaigoje, tai tikrai galite prašyti darbdavio, kad jisai netgi negalite, o turite teisę ir jisai turi suvesti tos duomenys apie jūsų profesinę veiklą. Tai mano situacijai tai yra, kaip jūs sakėt, pirmoji lentelė ir paspaudus rašo tiesiog, kad duomenys nesuvesti. Įstaiga tikrai gan didelė, tai mano kitas klausimas, ar aš galėčiau pats kažkaip tuos duomenys įvesti, jeigu, tarkim, paprašius darbdaviais pasakytų, negaliu, nemoku, nenoriu. Tai jeigu pasiemus kažkokį išrašą ir panašiai. Ne, duomenų jūs pats nesuvesite, gali suvesti tik darbdavys ir arba darbdaviui įgaliotas asmuo, bet darbdavys negali atsakyti, kad jis nemoka, negali, nes šiaip yra įstatyminių lygmenių, jis yra įpareigotas ir jau turėjo tuos duomenys suvesti. Tai sakau, vienintelė išimtis yra, jeigu tai yra didelė įstaiga ir turinti keletą veiklos adresų, tai jisai gali jums paaiškinti, kad šiuo metu jam leista nesuvesti dėl to, kad ten yra problemų su tų duomenų nuėjimu į Sodrą, į Sveidrą ir e-sveikatą, nes ten tiesiog taip yra ir dabar jie yra sprendžiami. Bet, jeigu yra didelė įstaiga, pavyzdžiui, poliklinika, bet jinai turi vieną veiklos adresą, tai tikrai jūs galite reikalauti, kad tie duomenys būtų suvesti. Ačiū už atsakymą, dėkui. Prašom. Taip, ką tik kalbėjo Rokas Žilys, tada Vida Kazlauskienė, įjungiu jums mikrofoną. Minutę. Pabandykit pas save įsijungti. Vida, dar negirdim jūsų. Nesigirdi Vidos. Gal daugiau turėsim klausimų, pakeltų rankų. Jeigu pavyktų kažkuri iš Rasų, galite užduoti klausimą, nes matau vis tiek pakeltas rankas Rasos ir Rasos Steponavičienės. Nieko. Tai galbūt čia, jos klausimai atsakė. Tai gerai, tai tada, minutę nuimu ranką, kad nesimaišytų mums. Ačiū Rasai, kad pranešė. Tada galbūt į čato kažkurios klausimus reikėtų Egliai atsakyti. Kristina, kaip manai? Sveiki visi, tai yra vienas klausimas, bet jis toks nekonkretus, bet gal kas išgirs, tai galės patikslinti jį. Tai yra klausimas dėl atvejo vadybininkų. Klausia gerbiama Žydrutė ir Violeta. Man atrodo, aš mačiau, kai krito, kad dėl darbo stažo patvirtinimo, jeigu aš gerai supratau, tai dirbant atvejo vadybininkų slaugytojo darbo stažas taip pat yra nepatvirtinamas. Nes atvejo vadybininkas ir bendrosios praktikos slaugytoja tai yra dvi skirtingos pareigybės. Ir jeigu jūs dirbate tik atvejo vadybininku, tai jūs atvejo vadybininku dirbsite ne kaip bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją turinti. Reikalavimas gali būti, bet tada arba turite prašyti darbdavio, kad jūs formintų kažkiek dirbti ir bendrosios praktikos slaugytoje, arba tada, jeigu dirbate tik atvejo vadybininku, bet norite toliau išlaikyti savo licenciją, tai turite rinktis tą 160 kvalifikacijos tobulinimo valandų. Tai tiek būtų. Jeigu dar kažkas, tai pakelkit ranką ir paklauskit.
Taip, jeigu norit pakelti ranką, tai reikėtų paspausti tą delniuką Teamsuose, turėtumėt matyti ikonėlę. Angliškai vadinasi raise, lietuviškai ko gero vadinsis pakelti ranką, kažkaip panašiai. Tai tikrai dar yra šansas laiko atsakyti į daugiau klausimų. Olga Matskalovė, gerai, įjungiu Olgai mikrofoną. Taip. Labadiena, esu ne Olga, o Ligita. Ir norėjau paklausti tokį klausimą. Jeigu bendrosios praktikos slaugytojas per tuos 5 metus dar įsigijau paramediko specialybę, tai yra kvalifikacija. Ar tuo atveju reikia papildomai dar praeiti pirmos medicininės pagalbos tos mokymus? Ne, pirmos medicininės pagalbos nereikia, nes paramedikai yra ta profesinė kvalifikacija, kuriem apskritai nereikalaujama nutęsianti, sakysim, licenciją, tai ir jum pabaigus paramediko įgijus profesinę kvalifikaciją pateiksite diplomą ir tada jums bus užskaityta kaip pirmoji medicinos pagalba. Tiksliau, diplomą nereiks teikti, nes jeigu tai yra dabar pabaigta, tai kompetencijų platformai turėtų būti jūsų, kad jūs baigėte, įgijote tą profesinę kvalifikaciją ir tada mes užskaitysim kaip pirmąją medicinos pagalbą. Supratau, ačiū labai. Taip, toliau kita pakelta ranka, nematau vardo, tiesiog N raidė. Jungiu mikrofoną, įsijunkite pas save ir galite užduoti klausimą. Labą dieną. Labą dieną. Girdite, viskas tvarkoj, taip? Norim paklausti kolegiam tokio klausimo. Elektroniniai pažymėjimai atsirado nesenai ir dalis tų pažymėjimų pas mus dar yra popieriniai. Ir aš taip suprantu, jie galioja, juos reikėtų sukelt popierinius į tą platformą, bet ar juos fotografuoti, skanuoti, ar kažkaip tai kitaip juos ten, kad tos valandos susiskaitytų, nes mes gauname kai kurios tam tarpiniam žodžiu, tie 5 metai, kai dar buvo popieriniai, bet pavyzdžiui, po 2 ir 3 metų padarė elektroninius ten tuos pažymėjimus. Ir, tai kaip mums tada elgtis ir koks būtų eiliškumas ir kaip ten reikėtų, gal galėtume dar priminti. Taip, tai čia yra jūsų pasirinkimas, jį galite kelti į kompetencijų platformą. Į kompetencijų platformą yra keliami pažymėjimai po vieną. Tai yra, jeigu įeisit į kompetencijų platformą, va dabar aš dalinuosi skaidre, tai yra papildomų kvalifikacijos tobulimo su dokumentų įkėlimas ir pasirinkus viršui va įkelti pažymėjimą ir tada jau ten atsiranda apačioj visa ta informacija apie pažymėjimą, kurį turite supildyti. Ir tada, kaip ir sakiau, pasirenkate, jeigu tikslinė grupė, sakysim, slaugytoja, tai tada tas valandas nurodote kaip klinikinės specialybinės ir yra tie visi laukeliai, kuriuos jūs turite supildyti ir prikabinti to pažymėjimo arba PDF formatą arba nuotrauką ir taip galite sukelti visus savo turimus tuos pažymėjimus, kurie yra aktualūs licencijuojamos veiklos priežiūrai. Tai jeigu jų yra daugiau, tai galite kelti ne visus. Tai kompetencijų platformoje būtų kėlimas po vieną pažymėjimą, supildant tuos duomenis ir prikabinant pažymėjimą. Pažymėjimo nuotrauką arba PDF formatą, kokius esat gavę. Antras būdas yra juos visus, sakysim, nuskanuoti, nufotografuoti ir kelti tuo senuoju būdu į LICREX sistemą kartu su pranešimu licencijuojamos veiklos priežiūrai, kaip ir darėte praeitos, sakysim, licencijuojamos veiklos priežiūros metu. Tai dalis pažymėjimų tada jūsų būtų kompetencijų platformoje, jeigu minėjot, kad papuolat į tą viduriuką. Kita dalis būtų LICREX sistemoje ir specialistas įvertintų tiek vienus, tiek kitus ir
suskaičiuotų bendras tas valandas. Tai čia jau yra kaip jum patogiau, kaip jūs norite, kiek jūs turite laiko ir noro, tai tie du būdai išlieka. Arba kompetencijų platforma, arba Licrec sistema, tik tai prašom jų nedubliuoti, nes tada darbas yra mums sužiūrėti. Ačiū labai už atsakymą, dėkoju. Gerai, matau dar Asta Matusevičienė yra pakėlusi ranką, įjungiu Astai mikrofoną, pabandykite įsijungti pas save ir užduoti klausimą. Negirdimas Astos. Mhm. Taip, gal daugiau pakeltų rankų bus ir norinčių užduoti klausimą. Urte, aš gal pridursiu, kad čiate klausimų taip pat nėra. Supratau, ačiū. Kol kas dar nieko. Asta, gal dar kartą pabandykit, arba Rasa Steponavičienė. Dėkojam Ramunei Jurevičienei. Taip, tai jeigu iš tikrųjų nėra daugiau klausimų, viskas aišku, tai galbūt galima kaip ir baigti konsultaciją. Eglė, ar jūs dar turėtumėt kažką pasakyti? Tai ne, ačiū tikrai visiems, kurie dalyvavo, kaip ir Urtė minėjo, šitos konsultacijos įrašą rasite mūsų YouTube paskyroj ir interneto svetainiai, tai tikrai dar kartą pasižiūrėkite. Ir jeigu kils klausimų, visada galite susisiekti su jumis. Mano dar toks kvietimas, vat, iš tų didžiųjų įstaigų, jeigu dar būtų poreikis, sakysim, dar kažką tai pasiaiškinti, tai tikrai visada atviri susisiekti ir galima pasidaryti tokius susitikimus ir tokias konsultacijas mažesnėse grupelėse, sakysim, kažkurio didesnės įstaigos apimty ir tada tiesiog pasiruoštumėm atsakyti į jum rūpimus klausimus ir taip gal efektyviau išspręsti tas kylančias problemas ir klausimus. Tai visada kviečiu susisiekti ir tiesiog nerašyti po vieną tą klausimą, tada surinkti keletą jų daugiau ir vat gyvai pasiaiškinti, jeigu yra toks poreikis. Tai, o taip ir ačiū tikrai visiems, kas dalyvavo. Taip, ir dar tik tais dėl konsultacijos įrašo priminsiu, tai kad jisai bus parengtas, paskelbtas maždaug iki gegužės 21 dienos. Tai jau kai bus ir įkeltas į YouTube kanalą, tai tikrai atsiųsiu ir visiems susiregistravusiems į konsultaciją elektroniniu paštu. Ir taip pat kviečiu pasidalinti tuo įrašu su savo kitais bendrosios praktikos slaugytojais kolegomis. Galbūt jiems irgi bus naudingos informacijos. Tai ties tuo manau, kad sustabdysiu įrašymą. Na ir